Algi Robertai, dar vienas dalykas. Nežinau, kaip jūs dabar jaučiatės matydamas tokį dalyką? Mes apie tai daug šnekėjom savo laidose. Buvo tokia ponia, yra tokia ponia Foti, kuri parašė knygą apie tai, kad mano senelis buvo nacis. Bet kaip jūs... Taip, bet šiandien, pavyzdžiui, Seimui vadovauja politikė, kuri laisvai galėtų parašyti tokią knygą, kad mano senelis buvo Lietuvos okupantas. Tankistas, ta prasme, Čmilytės sugrįžimas. Aš noriu jūsų paklausti, kaip jūs jaučiate žmonės, kurie sovietmečių, ta prasme, prieš didžiulę ir labai brutalią mašiną, tokią represinę, kovojote už lietuvybę, už lietuvių kultūrą, už krikščioniškas vertybės, tiesiog už laisvę. Kaip jūs dabar jaučiatės, kada šitoj kartoj tie, kurie liktai buvo okupantai, dabar tampa tie, kurie per sausio 13, kovo 11, vasario 16 sako apie mus visus, mes iškovom, mes čia buvom. Bet kaip jūs jaučiatės, kada, pavyzdžiui, Čmilytės atveju ir kitų, kurie ten sėdi su turėdami šitą šleifą? Žinot, turbūt visi pripažįstam tą principą, kad vaikai, anūkai neturi atsakyti už savo tėvų nuodėmes ir nekartą istorijoje buvo ir manau gali būti, kad tėvai buvo okupantai ar pateko čia su ta mūsų užėmusią raudonąją armiją, bet jų vaikai iš tikrųjų gali būti kitų pažiūrų, bet vis dėlto tai yra toks trikdantis faktorius. Man irgi buvo, sako, negaliu smerkti kaip žmogaus ir ponios Čmilytės. Kiekvienas žmogus yra Dievo vaikas ir atviras keliui į gėrį, bet tai man buvo toks trikdantis faktorius vis tik tai priiminėti apdovanojimą va šitoj situacijoje. Ir nors negali kaltinti vaikų dėl jų tėvų darbų ar praeities, bet vis dėlto man ateina tokia mintis, kad Lietuva tiek daug iškentėjusi dėl laisvės, dėl savo valstybingumo ir tuos 40-41 metų trėmimus ir pokario terorą ir paskui tą visą jau tokį švelnesnį, bet vis dėlto taikiosios rezistencijos patirtį su kitokio pobūdžio spaudimu ir represijom. Vis dėlto manau, kad Lietuva yra verta, kad valstybės vadovais būtų žmonės labiau susiję su pasipriešinimu, su rezistencija, arba bent jau nesusiję su ta skaudžia okupacinė praeitimi. Tai aš manau, kad ponios Čmilytės atveju gal vis tik tai būtų buvę kuklu ir teisinga neiti į tą postą, neužimti jo, pasilikti, jeigu tikrai yra nuoširdus noras kažką gero padaryti dėl Lietuvos, ten ar kokioj partijoje pagal sąžinę veikti, ar pasilikti kokio politiko Seimo nario, vyriausybės nario patarėja, pavaduotoja, bet neiti į tas pirmasis vietas. Tai manau, kad būtų oresnė mūsų valstybė tokiu atveju. Bet čia ką padarysi, kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Taip. Jūs kaip rašto žmogus, kaip ir kuriantis poeziją, be abejo, sekat ir mūsų žiniasklaidą. Koks jums įspūdis dabar? Ar jie nėra atsakinga už mūsų šitą tokį tautos prastą dvasinę būseną ir ne patį geriausią ūpą? Manau, kad didelė dalimi ir mūsų kultūros sluoksniai ir vyraujanti žiniasklaida yra atsakinga už tą nuotaiką. Jau po 60 metų visada ateina tas laikas, kai žmonės pradeda
tvarkyti savo atsiminimus ir aš irgi tvarkau susikaupusi, tikriausiai savo amžinatilsį tėvelio mokytojo įprotį perėmiau neišmesti visokių dalykų, kurie gali būti ateityje įdomus istorikams. Ir turiu sukaupęs, kaip tik dabar peržiūrinėjau daug mūsų sąjūdžio pirmųjų metų spaudos, tų dar tikriausiai prisimenant kažkokiu rotoprintu, beveik savilaidą leistų sąjūdžio žinių, kur beje yra tokia ponia Rūta Grinevičiūtė vienu metu dirbo, gal Žalioji Lietuva. pavardę. Ir sąjūdžio žinios irgi. Va. Ir įvairių regioninių sąjūdžio laikraščių, kurie buvo tikrai labai solidus kai kurie. Ir kai palygini tą jų nuotaiką su dabartinė, tai skiriasi kaip dangus nuo žemės. Ten toks pasididžiavimas savo tauta, mes galime pasiekti laisvę, mes esam vertingi, turime duoti šitam pasauliu. O dabar atrodo, kad vyksta kažkoks toks visais atžvilgiais tarsi savęs menkinimas, nekalbant apie tos visos tokios kriminalinės leksikos ar santykių, ar tos patyčių antikultūros tarsi legalizavimą, įteisinimą. Net ir kalbant apie tas mūsų iškovotas tada teisės, kaip tik atsiverčiau vieną, turbūt kokiu 88 metų vasaros sąjūdžio žinių numerį, ir ten sąjūdžio vardu reikalaujama iš tuometinės LSSR vyriausybės ir LKP komunistų partijos CK, kad būtų leidžiama visuomenės atstovams ar sąjūdžio ar kitoms organizacijos esant svarbiam reikalui tuoj pat be jokių išankstinių leidimų surengti protesto mitingą, tik informavus atitinkamas valstybės įstaigas. Ir kaip prisimenu, tuo metu atrodo buvo ta linkme einama, netgi ir to pasiekta. Tai dabar, kai reikia kokį nors protestėlį surengti prie valdžios namų, žinom, kas vyksta, kiek visokių išankstinių leidimų, derinimų, tvorų, atstumų laikymosi. Ir atrodo, kad tai irgi yra tokia slinktis atgal, nes mūsų vyriausybė taip labai paryškintai visą laiką pasisako prieš totalitarinės valstybės, prieš Rusiją, Baltarusiją, bet kai žvelgiame į tą konkretų tokios savaveiksmio visuomenės protesto ar nesutikimo su valdančiaisiais raišką, tai atrodo, kad yra kaip ten liaudis sako, kaip iš akies traukti panašumai, kaip bandoma visaip suvaržyti, riboti, uždrausti, kad tik tie paprasti žmonės galbūt ne tik tai negalėtų, bet net ir prarastų norą kažką daryti, nes kaip sovietmečio vis tiek niekas čia nepasikeis. Tai kaip palygini su tuo, atradau netokį įdomų dalyką sąjūdžio žiniose, kai jau atsirado kritiškumo ir savo patiems. Ten vienu metu buvo svarstoma deleguoti sąjūdžio atstovą į užsienį. Atrodo, buvo pasirinktas, gal tada dar nebuvo žinomos įvairios peripetijos Algis Klimaitis, dirbęs Europos parlamente. Kliugeris. Tokių nelabai priimtinų Lietuvos nepriklausomybei dalykų išryškioje veikloje. Ir tuo metu Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Seimo taryba, svarstant tą atstovo parinkimą, paprašė visų žurnalistų palikti salę. Ir sąjūdžio žiniose jau reiškiama kritika, kad čia einama sovietinės nomenklatūros keliu, slepiama informacija nuo viešumos ir taip neturi būti. Tai tas demokratiškumo lygis, lyginant su dabartiniu, yra labai aiškiai sumažėjęs, deja ir mūsų žiniasklaidoje.